Šis pasakojimas apie išgyventą priešmirtinę patirtį yra kiek kitoks. Jis nepanašus į kitus pasakojimus. Šis pasakojimas yra gan konceptualus. Mano vardas yra Džem. Aš esu lakūnas bandytojas. Išbandau skirtingus lėktuvų tipus ir skraidau senoviniais lėktuvais. Ir kartą man skrendant senoviniu lėktuvu nustojo veikti jo variklis. Situacija buvo labai sudėtinga ir supratau, kad aš negalėsiu grįžti į pakilimo taką. Ir vienintelė galimybė nusileisti man buvo ant netoliese esančio nedidelio ežero. Nusileidimas man beveik pavyko, aš nusileidau ant ežero, tačiau praskriejau jį ir įsirėžiau į medžius ant kranto, judant maždaug 140 km/h greičiu. Aš patyriau daug sunkių sužalojimų. Abu mano plaučiai sprogo. Visi mano šonkauliai buvo sulaužyti, dešinioji koja buvo sulaužyta keliose vietose, smakras buvo visiškai suknežintas, o nugaroje buvo skylė. Visa laimė, jog prie ežero kranto buvo vienas žvejys, kuris buvo buvęs policininkas, ir jis turėjo su savimi mobilų telefoną, kurį paprastai eidamas žvejoti palikdavo automobilyje, kad jo niekas netrukdytų, nes jam patiko ramybė. Jis paskambino gelbėtojams ir atskridę sraigtasparniu jie mane nugabeno į ligoninę. Taigi, mano išgyventa priešmirtinė patirtis buvo kiek skirtinga nuo kitų. Aš nekeliavau pro tunelį ir nesutikau jokių būtybių, ir nesutikau jokių mirusių giminaičių. Aš akimirksniu atsidūriau kažkokioje neįprastoje vietoje. Aš buvau tarsi ant kažkokio aukšto pastato ir žvelgiau į sugriautą miestą. Ir buvo toks įspūdis, jog šioje vietoje prieš daug laiko, gal prieš 1000 metų, įvyko branduolinis sprogimas ir toje vietoje liko tik griuvėsiai. Man bežiūrint į tuos griuvėsius, virš manęs pradėjo kauptis juodi debesys ir vaizdas buvo labai nemalonus bei bauginantis. Man pasidarė labai nejauku, bloga ir pagalvojau, ne, aš šito tikrai neištversiu. Ir šią frazę aš pasakiau tarsi garsiai. Ir kai tik pasakiau, aš išgirdau keistą garsą. Ir netoliese pastebėjau kažkokią didžiulę ovalią formą. Ji buvo gal kaip 4 ar 5 aukštų namo aukščio. Šios struktūros išorė buvo tarsi ažūriniai ir buvo galima matyti per ją kiaurai. Šios ovalios formos viduje matėsi kažkoks judėjimas. Priartėjęs prie jos ir pažvelgęs pro ažūrinę struktūrą, aš viduje pamačiau besisukančius krumpliaračius. Kai kurie krumpliaračiai buvo matomi labai aiškiai bei ryškiai, o kai kurie buvo labai blankus ir jie visi sukosi kabodami ore. Nelabai suprasdamas, kas tai yra, aš pabandžiau prisiliesti prie vieno krumpliaračio. Ir kai tik prisiliečiau, man pasidarė negera. Ir aš instinktyviai griebiau vieną krumpliaratį, ištraukiau jį iš ten ir mečiau šalin. Aš nesupratau, kodėl taip padariau, ir pastebėjau, kad visi kiti krumpliaračiai pradėjo suktis didžiuliu greičiu ir atrodė, jog jie bando iš naujo susikalibruoti, kadangi vieną jų aš išmečiau. Ir aš garsiai savo pasakiau, kas čia yra? Kas tai per daiktas? Ir tada išgirdau balsą, kuris man pasakė, čia yra tapimo procesas, tai yra ateitis gimstanti į dabartį. Aš pasakiau, jog nieko čia nesuprantu.
ir nesuprantu, kur aš esu. Ir tada balsas man pasakė: tu esi pusiaukelėje tarp visko. Tu esi vienos akimirkos amžinybėje. Ir aš pasakiau, jog man čia niekas neaišku. Tada balsas manęs paklausė: ar tu prisimeni kūną, kuriame buvo tavo siela? Ir aš bandžiau prisiminti savo kūną, ir man nepavyko. Aš tiesiog buvau čia, buvau dabartyje. Balsas man tarė: dabar tu matai tiesą ir pamatei, kad praeitis yra tiesiog dulkės. Taigi aš visiškai nieko neprisiminiau apie savo gyvenimą žemėje. Ir jeigu kažkas man būtų pasakęs apie mano žemiškąjį gyvenimą ir kad man reikia grįžti atgal, aš nei nesuprasčiau, į kur man grįžti, kokia žemė, koks gyvenimas, kokia dar šeima. Anapus nebebuvo jokios mano asmenybės. Aš net negalėčiau pasakyti savo vardo. Taigi, žiūrėdamas į tuos krumpliaračius, aš aiškiai supratau, ką kiekvienas jų reiškia. Tie krumpliaračiai rodė mano ateitį. Ir kai supratau, jog visi tie krumpliaračiai yra mano ateitis, aš paklausiau, kas tada nutiko, kai ištraukiau vieną krumpliaratį ir išmečiau. Man pasakė, jog visi pasirinkimai turi nenumatytų pasekmių. Kai kurios pasekmės yra geros, o kai kurios nėra geros. Taigi tavo krumpliaračiai toje formoje rodo visas įmanomas galimybės ateityje. Tie krumpliaračiai, kurie yra ryškūs, rodo tų įvykių didesnę tikimybę, o nelabai ryškūs rodo labai mažą tų įvykių tikimybę. Tada aš paklausiau, kaip man pavyko paimti vieną krumpliaratį ir išmesti iš šios formos. Ir balsas man atsakė: tai kaip tu manai, kodėl tu esi čia? Aš pasakiau, jog nežinau, ir man atsakė, jog aš esu čia todėl, nes man yra suteikta galimybė peržiūrėti savo ateitį. Ir aš tada suvokiau, kad nėra jokių nuodėmių, kad mūsų visiškai niekas negundo, o yra tik mūsų geri arba blogi sprendimai, kurių pasekmės gali būti teigiamos arba neigiamos. Taigi, aš žiūrėjau į tuos ovalioje ažūrinėje formoje besisukančius krumpliaračius ir ėmiau ieškoti tų krumpliaračių, kurie mano gyvenime suteikia skausmą. Ištraukiau juos vieną po kito ir kai kiekvieną kartą, kai ištraukdavau blogą krumpliaratį iš savo gyvenimo, mačiau, jog visas šis mechanizmas susikalibruoja iš naujo. Ir po kurio laiko mano išmestų blogų krumpliaračių buvo didžiulė krūva. Tada aš pagalvojau, kad pas mane daugiau nėra jokios blogos ateities, bet pasižiūrėjęs, kas liko, pamačiau, kad beveik neliko jokios ateities. Ir aš paklausiau, gal mano gyvenimas baigtas, nes jame dabar beveik nieko neliko. Ir balsas man atsakė, netgi tavo įkvėpimų skaičius yra suskaičiuotas. Ir kai ateis tavo paskutinis atodūsis, žinok, jog aš tikrai būsiu šalia. Aš paklausiau, tai kada įvyks visi tie mano ateities įvykiai? Man atsakė, tai nėra svarbu. Ir pridūrė, jog tiems, kurie nesugeba tinkamai elgtis ir pasirinkti, duodama mažesnį pasirinkimų galimybė, kaip meilės ženklas jiems. Bežiūrint į šiuos krumpliaračius, aš mačiau visus įmanomus įvykius savo gyvenimo ateityje, tačiau tai man buvo per daug informacijos. Aš po to suvokiau, jog žinoti, kas nutiks ir kad nutiks, yra visiškai nesvarbu. Tačiau daug svarbiau yra žinoti, kad viskas yra prasmingai suplanuota.
Taigi aš priėjau prie to taško, kai aš pažiūrėjau į savo būsimas galimybės, į savo gyvenimo ateitį ir pasakiau, jog dabar mano ateitis mane tenkina. Ir tada, atsisveikinant, tas balsas man pasakė: vienintelis dalykas, kuriame tau prireiks pritaikyti visą savo valios jėgą, tai paleisti dalykus vystytis taip, kaip jie ir turi vystytis. Ir atkreipk dėmesį į savo santykius ir būk labai švelnus su visais, kaip aš esu švelnus su tavimi. Ir aš pasakiau, koksgi čia švelnumas, kai mano gyvenime buvo toks skausmas ir dabar dar aš patekau į lėktuvo katastrofą. Balsas man atsakė: tavo buvimas čia yra atsakas į tavo maldas. Ir tau pasakysiu, kad tas žmogus, kuris nukrito iš dangaus, yra jau visiškai kitoks nei tas, kuris pakilo lėktuvu į dangų. Ir štai po šių žodžių mane išsiuntė atgal į mano gyvenimą žemėje.